pratęsiu. Labas. Klausau. Labas. Labas, nemiegoji dar? O, atsiprašau, kas skambina? Marius, tu taip pridusus tokia kalbė, negali kalbėti? Ne, aš ką tik namo grįžau. Kornelija, tai kur tu buvai, nei nepaslaptis, aš taip prigavau tave turbūt netyčiukais, ar ne? Taip, buvau susitikime. Prašau, kas skambina? Marius. Bet koks Marius, aš nelabai suprantu dabar. Kornelija, aš tikiu, kad tu savo grožio grožiu apstulbini daug vyrų ir gal neatsimeni vardų, bet aš Marius, nežinau kaip tave, mano, prisistatyt, 1,90 m. Nereikia. Ne. O iš kur jūs mane pažįstat? Aš labai norėčiau, kad tu nesikreipti mane, jūs, aš esu vaikinas. Aš jūs nepažįstu, tai aš kitaip kreiptis jūs ir negaliu. Prašau, tujink mane, kad ir tu nepažįsti ar neatsimeni manęs, bet aš labai noriu, kad tu mane tujintum. Gerai, tarkim, taip, o tai iš kur mane pažįsta? Kas tavęs nepažįsta visų pirma? Aš tavo, dabar taip pasakysiu tokią lakę frazę, žinai, aš tavo grožį įsimylėjau jau senai ir tave žinau senai. Ir aš žaviuosi tavim kaip mergina, kaip moterim. Ir tiesiog norėjau paskambinti, gal palinkėti geros kelionės. O iš kur tu žinai, kad aš išvykstu kažkur? Aš žinau, nenoriu labai sakyti savo šaltinių, nes kiek mano draugai prašė, tai prašė neįsitarti. Aš tiesiog su nuoširdus, paprastas, džentelmeniškas vyras, kuris esas beprotiškai tavim susižavėjęs ir tiesiog noriu palinkėti tau gero skrydžio. Palinkėti? Jo, palinkėti, bet aš labai turiu viltį, kad tu grįši. Tai ne vienas palinkėti, o... Aš vienas. Aš tau, kaip Marius, asmeniškai, tau, Kornelija, palinkiu gero skrydžiaus. Gerai, ačiū. Įspūdžių. Bet man labai įdomu, kas čia per Marius, nes nelabai suprantu. O gal tu kartais mano kursiokas, ne? Deja, ne? Marius. Jeigu būčiau šalia tavęs, tai būtum jau pastebėjus mano žvilgsnį, mano, nežinau, tiesiog dėmesį, nes aš gaila, negaliu tau parodyti to dėmesio tokio, kokį norėčiau, supranti. Ir man neleidžia, kaip čia pasakyti, aš nemoku paaiškinti, bet mano padėtis ir nemoku tiesiog paaiškinti. Aš gal tiesiog pasakysiu, kad labai norėčiau galbūt su tavim susitikti. Kur tu skrendi? Milane. Taip, į Milaną. O iš kur jūs taip žinot? Aš viską žinau. Mano tiesiog geri, pavadinkim kolegos, taip, informaciją davė. Jo, ir aš matai domiuosi pats mada, esu galbūt šio dalyko šioks toks ir, žinovas ir panašiai. Aš galėčiau net atskristi vėliau, kad niekas nesužinotų, nes aš negaliu rodytis. Neskriskit, nereikia. Gaila. Jau, taip. Matai, aš kaip turiu gyvenamą vietą Milane ir galėčiau tiesiog, nežinau, pakviesti tave, nes, matai, aš Lietuvoje negaliu per daug atvirai rodytis ir negaliu su to, tu dirbi tokį darbą, aš negaliu atvirai bendrauti ir nedaug dievė kas nors sužinos, tada bus didžiulis burbulas ir aš galėčiau tik tai Milane. Tai mes nesusitiksim, bet niekas nesužinos. Kornelija, ar tu supranti, kaip aš jaučiuosi? Ar tu supranti, kaip aš norėčiau tave pamatyti ir ar tu supranti, kaip aš norėčiau, pavyzdžiui, paimti tave už rankos? Pradžiai man užtektų ir to, supranti? O tai jeigu tu taip viską gerai žinai, tai gal būt žinai, kad aš turiu antrą pusę? Gal? Kornelija. Tai kaip aš galiu susitikti su kažkuo, jeigu aš jau turiu? Aš nesu kažkas. Aš tikrai nesu kažkas. Jeigu tu sužinotum visą teisybę, kaip yra,
tai suprastum, kad aš nesu kažkas tai. Bet šiuo atveju aš negaliu išduoti, kas aš esu. Aš tik sakau, aš esu Marius. Aš esu beprotiškai tave įsimylėjęs. O tai jūs kažkur mane matė, tu mane kažkur matė, ar, aš nežinau, šiaip žmogus iš oro nenusileidžia ir nepradeda skambinti ir sakyti, kaip tu man patinki, gerų skrydžio tau. Kornelija, kaip tau atrodo, tu esi manekenė, kaip tave galim pavadinti, tiesiog mergina, kuri mylima objektyvų ir fotografų. Ir tu manęs klausai, ar aš tave esu matęs? Aš tavo nuotrauką, o dabar turiu rankose. Aš turiu tavo nuotrauką atrankose, matau tas gražias akis, lūpas, tavo veido bruožai yra. Gerai, užtenka. Labai gražus. Gerai, ačiū labai. Ir Kornelija, aš tiesiog noriu draugiškai visų pirma su tavim susitikti ir pasiūlyti, tarkim, vieną tokį mažą reikaliuką. Ir apie jį norėčiau plačiau pakalbėti, bet neturi tai niekas sužinoti. Gink Dieve. Kas tai reikalas? Reikalas susijęs su galbūt tavo karjera, galbūt su mano... Aš tiesiog jau savo karjerą, žodžiu, į priekės planausiu ir nieko keisti kol kas nežadu. Čia tavo galutinis... Nemanau, kad sudomintų manęs kažkokia tai jūsų pasiūlymai. Čia tavo galutinis apsprendimas? Taip. Ačiū. Dar vienas dalykas. Taip. FM. Labas, Kornelija, atsivit trukdo radio station Zip FM. Radistai su tavim, Jonas ir Rolandas. Jo, Malonu. mums taip pat. Mums labai malonu. Kaipgi tu, Kornelija, laikaisi? Gerai, puikiai. Ar fainai tu viskas? Taip, Dieve. Norėjom pačiasinti tave šiek tiek. Norėjom biškai pakaučiu, tai fainai, žinai. Bet nepavyko. Bet O kas čia manęs taip norėjo pagauti? Kas tavęs norėjo? Taip. Radistai. Žinok, man atrodo, tai visa Lietuva tavęs nori iki šiol, bet, Kornelija, jeigu plačiau, taip žinai, į plačią jau tokią best, tai Vaida. Vaidutė. Čia padrūčkė tavo, ne? Taip. Nu, tai linkėjimai jai. Kaip tik šį vakarą buvom susimačiusios, aš jos kaip tik ir grįžau. Super. Kornelija, tai gero tau skrydžio. Labai ačiū. Puikios karjerikės. Stengiasi, parašyk mums laišką iš Paryžiaus, gerai? Būtinai. Dėkui. Tai va.